Sveiki. Tai kadangi jūs šiandien grojate jau antrą kartą festivalyje, tai kokios nuotaikos, kaip jaučiatės, kokie jausmai užplūsta dabar žiūrint į kitus atlikėjus, stovint ant scenos, matant save paveiksluose ir panašiai. Kaip jaučiatės? Visiškai jėga. Fainai. Tai... Kaip jūs? Puikiai, nuostabiai, labai gerai. Tai daugiau, plačiau. 2 dienas, 2 ant scenos. Koks jausmas save šitoj scenoj? Ar jauku, ar gera? Labai gera. Žiauriai, tikrai. Aš pritariu. Feng shui. Taip. Tai gal ir haiku sumesi dabar apie festivalį šitą? Haiku? Jo. Kas yra haiku? Pasakyk, kaip jaučiatės? Žiauriai fainai. Va, atlikėjai. Labai gera pasirodyti, kitų paklausyti, draugų. Koks jausmas turėt ant scenos? Šios scenos? Kokie žiūrovai, kokia publika, kaip jie vertinate? Nežinau, man tai nuostabu. Aš tarsi išskrydęs. Pozityvų, nes čia dalinkis prie pozityvų. Jo, ir mes kalbėjom su draugu, kad labai faina, kad čia be alkoholio. Iš tikrųjų pozityvu. Tokia kitokia atmosfera. Be alkoholio žmonės šviesesnė. Ačiū. Gerą vakarą. Tu esi atlikėjas, dalyvis, irgi įsijungi pokalbį. Kaip jaučiatės šitam festivalį? Ar gerai? Koks jausmas stovėti ant šios scenos? Jausmas stovėti ant scenos iš tikrųjų labai jaukus. Labai jauku tiesiog. Labai viskas skaidru, labai jauku ir labai šviesu tiesiog. Labai čia jauku. Aš ant scenos nelipau, bet žiauriai jauku. Ypač jauku ir labai malonu. Tai patenkite, atvyks kitą metą? Jep, žinoma. Labai dėkinga organizatoriams. Nuostabu, ačiū, gero vakaro. Neišjunk ir neištrink, aš tau grosiu tik mandinga. Vakaras geras, oras geras, žmonių nemažai, super. O atvyks kitą metą? Bus kitą metą? Jeigu bus? Jeigu bus, tai aišku. Bus. Žinoma, tai lauksiu kvietimo. Gerai, super. Dėkui, gerą vakarą, gerą klausimą. Kokia tyli daina? Aš taip norėjau tavęs aplakti. Labas, Eglė. Labas. Tu esi viena iš festivalio atlikėjų. Taip. Tai kaip jautiesi būdama festivalio dalimi? Labai gražus festivalis. Čia gali jaustis daugiau. Aš jausiu visą aparatūrą. Jo, mes turim daug apšvietimo, nes tai visą šviesos tu dabar spindi. Tai dar turi progą palinkėti visam festivaliui nuo savęs kitiem metam linkėjimą. Tik plėstis ir pritraukti dar daugiau žiūrovų, kad jie pamatytų, kaip čia yra gerai. Dėkui, Eglė. Gerą vakarą, gerą klausimą. Tai dabar lipame į viršų, kur renkasi visi dalyvavę, visas mūsų aktyvas, visi atlikėjai, visi geri žmonės, geros dvasios ir geros energijos. Tai dabar einam su šia knyga 70 mylių iki rojaus kalbinti visų žmonių, kuriuos sutiksime. Jo, apšvietėjų neturim, bet čia yra puikia šviesa, kurią galim pasidžiaugti. Kalbinam, Gedai, žiūrėk, mes tą simboliškai pakalbinsim su mikrofonais, sekčiau šitą knygą. Iki rojaus, 70 mylių. Tai žiūrėk, Gedai. Geltona knyga. Geltona, pozityvi žiauriai, ne? Pozityvi. Kaip tu šitas festivalis? Pasakyk, nuoširdžiai, nuo širdies. Gražus. Gražus, ne? Taip. O šiaip, koks jausmas pasiliks ryt po ryt, kaip manai, koks indėlis tavį? Koks indėlis dabar tavį jaučiasi? Ir tada suprasiu, dar reikia O dabar jau jauti pareinant į tokį virpuliuką kažkokį? Jaučiu, kad važiuosim kažkur mielai, pabūt dar. O kaip ant scenos? Nuostabu. Ant scenos irgi puiku. Žmonės šilti. Nenorisi nulipti, ne? Kaip? Nesinori nulipti, ne? Nu dabar jau, kai nulipau, tai nebesinori. Gerai, dėkui. Iki susitiksim. Sveikas. Norim tave pakalbinti su šia tokia ir Indrė Preik. Galima abu pakalbinti jūs. Tai su šia labai simbolinė knyga. Tai kas jums yra rojus, pirmiausia, ir
ar tai galima prilyginti, kas čia vyksta? Rojus yra toks pigus vrašals vynas, toks vadinamas rojus. Esat matę parduotuviai su plastikiniam butelį būna. Gerai, o dabar grįžtam prie festivalio temos, šiandien yra mūsų blaivus festivalis ir, pakalbėkime apie festivalį. Kaip tau šis vakaras, kaip tau vakaras? Vakar vakarą aš nebuvau šičia, šiandien vakare buvo gražu. Gražu? Tai ar atvyks čia kitą metą? Kitais susitikimais? Taip, turbūt man čia ateit 5 minutės nuo namų, taip, nėra kur dėtis. O tik tais kelias tave čia vilioja trumpas, ar yra kitų viliojančių dalykų? Ne, tai kaip sakau, labai gražu buvo. Puiku, ačiū tau. Ačiū. Einam, kalbinam. O, savanoris, pakalbinam savanorius. Sveiki savanoriai, Marko Vyteniai. Tai pakalbėkime apie festivalį, kaip jums viskas? Labai linksmai, fainos nuotaikos, labai visos geros grupės, visos Lietuvos pačios geriausios grupės, kurias tai galėjo atsirinkti. Tai ar savanoriausit čia dar kartą? Be abejo. O kodėl dabar čia norėjote, čia rinkote savanoriauti? Kodėl? Kodėl? Dėl to, kad visų grupių klausausi ir visos labai grupės patinka ir labai fainos. Ir ne tik todėl, nes Šiauliuose toks unikalus yra renginys, labai mažai tokių renginių. Tiksliau nėra tokių renginių. Šiaulių senamiestyje. Ypač Šiaulių senamiestyje. Reikėtų daugiau. Jeigu būtų daugiau, tai savanoriaučiau. Šiaulių senamiesčio. Šiaulių senamiestyje. Tai įvertink keliais žodžiais šitą renginį. Labai gerai. Ačiū, keli žodžiai. Dėkui. Gerą vakarą. Jums irgi. Sveiki. Čia simboliškai norim jūs pakalbinti, va, tokia gražia knyga, geltona, pozityvė, apie festivalį. Kaip jaučiatės, kaip jums viskas, kaip dalyviams čia? Jeigu užduosit teisingus klausimus, tada teisingai atsakysit. Tai kaip jaučiatės? Neteisingas klausimas? Kaip gyveni, kaip jaučiatės, kaip tu jauties? Aš tai manau, kad jau palengvėjo. Aš tai manau, kad Donatas Petrošius viską yra pasakęs savo knygoje ir klausimai visi yra bereikalingi. Dėkui už atsakymus. Ką čia dar turime? Atsisukime. Sveikas, Andriu. Labas. Gal nori papasakoti apie festivalį įspūdžius? Viskas labai fainai, susipažinau su nuostabia dailininkė, nerealia menininkė, kurios dabar prižadėjo, kad nupieš portretą. Viskas tai. Dėmesio! Organizatorės nori tart žodį. Yra 20 vietų autobusas, kas neturit, pakelkit rankas. Ko neturim? Bet ir iš karto visi gelės. Aš nieko neturim. Ko neturim? Kaip nuvažiuot? Gerai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aš labai didelį turiu ranką, kaip du. 13 žmonių. 13 įsiminiau. 15. Petrošius ir pati. Jūs tai Kas turi savo Pas mus viena vieta laisva yra. Markai, tu neturi su ko važiuoti? Ateikit visi tie, kurie yra su mašina. Galite ateikėti, kurie yra su mašina. Galim pacituot kokią gražią mintį. Jau galima kepą čia. Čia kaip tik žiniasklaida, kad tarptautinė žiniasklaida duso nuo siaubo keliančių istorijų apie brazdėsis. O, puiku, įdomus pašnekovas, labai pasipuošęs. Matau specialiai pasipuošęs brazdėsiams, tai Jurta, varau į Jurtą. Visi į Jurtą. Kaip pavyko išgyventi nuo amerikiečių puolimo? Gerai, dabar Jurta.
Jėga. Agresim. Reikėjome nuo samas. Oi, tai yra Barack Obamas. Kas ten? Kokia graži knyga? Galbūt viena. Žmonių, kurie nenorėjo pasiklausyti, jau galime Ok, čia įvarom, kai nors ją. Paimkim Rašauską. Aš bijau kalbinti šitą pašnekovą, žinok. Jis labai piktai atrodo, žiūrėk, koks nusitikimas, koks laiko skaičiavimas. Aš bijau jūs įtampą tvyrančių tarp mūsų su pašnekovu. Trauk knygą. Я говорю, что буду. Nu čia šiaip nealkoholiniam festivaliui skirtas naujas gimnas. Neaišku. А чё мы медитируешь, подруга летних дней. Man atrodo, kuris naujas albumas. Pagrindinė organizatorė Ieva. Tai pasakokite savo įspūdį. Įspūdis geras, pakalbėsim rytoj. O šiandien, koks jausmas, kas pasiliko viduj? Neturim laiko šnekėti, dabar gerai, viduj daug kas. Nėra laiko, viduj daug kas. Daug kas viduj pasiliko. Gerai, tai kas neturit mašinos, visi į autobusą tada, gerai? Kas su mumis dar važiuoja? Žodžiu, jinai beveik viską meluoja. Ivutė, tai kas su mumis važiuoja? Tu važiuoji su mumis? Man regis. Melagis. Gerai, nu tai va, viskas, galim leistis ją. Ai, čia mano daiktai yra. Žiūrėk, palaikyk šitą daiktą. Arba galim Ai, žiūrėk, parodysim slapčiausias savanorių kerteles. Čia vat mes slepiam raktus. Čia vat po Mindaugo darbu. Ja. Pla. Vyteni, teik padėk truputį. Paneš daiktus. Ok, nefilmuojam dabar. Baigiam šitą kadrą.